Lietuvoje pirmą kartą surengta socialinė akcija Žvejok. Jos tikslas vaikų namų auklėtiniams suteikti galimybę pabūti gamtoje ir pasimokyti žvejybos paslapčių. Socialinė akcija vaikams neaplenkė ir Šiaulių. Prie tvenkinio šalia Kurtuvėnų susirinko 32 vaikai ir paaugliai iš 4 apskrities vaikų globos namų. Čia jie visą dieną grožėjosi gamta, o svarbiausia – žvejojo. Ką daryti, kad užkibtų svajonių žuvis, paslaptimis dalijosi įgudę žvejai. Nors iš pradžių vaikai nedrąsiai ėmė į rankas meškeres, greitai jų veidus nušvietė šypsenos. Šiaip mėgsta žvejoti? Jo, nes pas mus yra prūdas, tai žvejojam. Tai kokį didžiausią laimikį atsimeni, galbūt esi pagavęs? Lydeką, jo. Didelė? Nu, buvo 1,5 kilogramų, nes pas mus prūdas nėra itin didelis. Tai gera buvo. O šiaip smagu taip leisti laiką gamtoj? Na ja, smagu tikrai. O pats turbūt irgi mėgsti pažvejoti? Nu, aš toks nemėgėjas žuvies pats valgyti, bet jo žvejoti tai patinka. Azartas? Jo, toks azartas. Tai tikiesi šiandien vis tiek kažkokį laimikį pagauti? Tai visad reikia tikėtis. Ši akcija vyko ir kitose šalies miestuose. Iš viso sėkmę žūklėje išbandė apie 500 vaikų iš įvairių Lietuvos vaikų globos įstaigų. Organizatoriai sako, kad tokio vienu metu žvejojančio vaikų būrio Lietuvoje dar nebuvo, taigi ketinama užfiksuoti rekordą. Kiek žinau, siekiama kažkokio rekordo, tai papasakokite apie tą rekordą. Taip, kadangi vaikų beveik turim 500, taigi Lietuvoje nėra tokių, kad vienu metu tiek žvejotų žvejų, vaikų ypač. Tai ir sugalvojo mūsų pagrindinis organizatorius, kad reikia užregistruoti rekordų knygą. Prie gražios akcijos prisidėjo ir politikai. Seimo narys Arvydas Mockus pasitiko visą būrį jaunųjų žvejų. Politikas vaikus pakvietė žvejoti nuosavame tvenkinyje. Politikas ir pats užmetė meškeres kartu su vaikais, bendravo, linkėjo jiems sėkmės žūklėje. Iš tikrųjų, tai mano toks galbūdas, kad aš stengiuosi padėti ir padedu tiem, kuriem reikia. Ir ačiū prieš tai kalbėjusi Malikui, kuris priminė, pasakė, kad bus toksai renginys ir kad gal galėčiau įleisti, nes čia ir mano, ir dar mano dėdės tvenkinys yra, mes čia žuvį leidžiam ir tikrai su malonumu tą padariau. Tai šiandien jūs būsite kartu su vaikais ir taip pat žvejosite? Taip, žvejosiu ir būsiu didžiausias sirgalius, kad jie užkibtų. Šiauliuose surengtoje akcijoje dalyvavo vaikai iš Kėdainių, Kelmės, Raseinių ir Šiaulių vaikų globos namų. Organizatoriai žada, kad puoselė šią idėją, todėl akciją būtinai surengs ir kitais metais. Tikimasi į ją įtraukti dar daugiau vaikų.